Šeštas laiškas. Svarbiausia šioje žemėje jums yra išmokti išlaikyti balansą, harmoniją ir pusiausvyrą. Ir tai galioja kalbant apie viską, net ir ėjimą sąmonėjimo ir augimo keliu. Jūsų gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą kasdieninėme gyvenime yra raktas į laimingą ir harmoningą būtį. Jūs turite išmokti rūpintis savimi ne mažiau, nei norite padėti aplinkiniams žmonėms. Mylėti kitą žmogų išbalansuotai, nesureikšminant jo labiau nei savęs. Turite puoselėti savo vidinį materialųjį pasaulį, ne mažiau nei išorinį. Ir tuo pačiu negalite visą galvą pasinerti į subtiliojo pasaulio išjautimą, nes gyvenate žemėje ir jums yra reikalinga materija. Kai jūs esate pusiausvyroje, jūsų kūnas klesti ir yra sveikas. Jokios per daug stiprios emocijos, net teigiamos, nėra labai tikslingos, nes išbalansuoja jūsų gyvybinės energijos srautus. Išmokite į viską žiūrėti lengvai ir paprastai, o dar geriau per humoro prizmę. Ir nepamirškite iš savęs pasijuokti. Tai nuima susireikšminimą, kuris sąmonėjimo kelyje gali pakišti koją ne vienam. Pabandykite mažiau dirbti, pamirškite apie materiją nors trumpam. Pajuskite, kaip lengva kvėpuoti nusimetus kasdienybės rūpesčių naštą. Kuo dažniau sąmoningai kreipsite savo mintis į savo vidinės ašies ir pusiausvyros pajautimą, tuo greičiau susidėlios ir jūsų išorinio gyvenimo aplinkybės taip, kad būties verpetas jūsų nebevargintų, o sudėtingos situacijos išsispręstų pačios, arba tiksliau subtilaus pasaulio būtybių ir kūrėjo rankomis. Mes žinom, kad jums sunku atsiduoti tėkmei, o dar sunkiau atiduoti savo rūpesčius kūrėjui. Todėl pradėkite sąmoningai tai praktikuoti bent po valandą per dieną. Priimkite viską, kas vyksta su visišku tikėjimu ir pasitikėjimu, kad tai yra geriausia, kas jums šią akimirką gali nutikti. Ir nepamirškite padėkoti. Dėkingumo vibracija visada iškels jūs į paviršių, kaip plūduras, ir padės sugrįžti į pusiausvyrą bei ramybę. Gyvenimo pusiausvyroje formulė yra paprasta: priėmimas plus pasitikėjimas plus dėkingumas. Jūs galite nesuprasti, kodėl su jumis vyksta vieni ar kiti dalykai, bet išmokite priimti juos su pasitikėjimu ir dėkingumu, nes kiekviena situacija jūs augina ir stiprina. Tik patikėkite tuo. Kūrėjas visada yra jūsų pusėje, nes jūs esate jo kūrinys, jo dalis ir jis jus visada myli.